Labą dieną gerbėmiems svečiam, labą dieną bičiuliam, kolegom, atvykusiems iš Vilniaus. VRM vyrų choras Sakalas. Su visa Lietuva, Onuškis mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2024. Tęsėme savo renginių maratoną. Švenčiame vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Kaip matote, pati gamta mums padovanojo dovaną. Tokia dovana iš tikrųjų yra tai, kada esame gavę, nes čia mes susirenkam tradiciškai tokią dieną. Švenčiame ne pirmi metai, mūsų tradicijos tikrai yra jau gilios, ypatingai šitų valstybinių švenčių šventime. Tai tokį orą, vargu bau, kas nors prisimenam, ar ne? Tai ko gero galiu net sakyti ir su pavasariu. Noriu palinkėti, kad šią dieną būtume visi tiesiog laimingi tuo, kad esame čia, dabar, gyvename Lietuvoje, savo brangiausioj, mylimiausioj šaly, savo tėvynėj. Tėvynė ne tik žodis, tai mūsų žemė, tai mūsų kalba, tai mūsų istorija, tai mūsų širdžių virpulys, giedant tautišką giesmę kaip Lietuvos vienybės simbolį. Tai mūsų pasididžiavimas, keliant Lietuvos trispalvę kaip laisvės ženklą. Tai mūsų paprasta, šilta, jauki ir kasdieninė bendrystė su kiekvienu iš mūsų. Po tuo pačiu dangumi, toje pačioje žemėje, toje pačioje, po tą pačią saulę. Tai būkime artimi vieni kitiems, būkime svarbus vieni kitiems, mylintis vieni kitus. Ir tik tada, kai jausime tą nuoširdumą, paprastumą, šilumą, kurį mūsų širdis sujungia, mes ko gero pasijausime tikrais Lietuvos piliečiais, mylintis ir besididžiuojantis savo nuostabia šalimi. Tai dar kartelį su švente. Nuolat sulaukėme šios šventės metu, valstybinių švenčių metu, kurias švenčiame čia, mūsų mažajame, senajame Onuškyje, mes nuolat sulaukėme svečių, neišimtis ir šie metai. Lietuvos Respublikos Seimo narė Edita Rudelienė, nuolatinė mūsų švenčių lankytoja ir tiesiog mylinti mūsų kraštą žmogus. Tai aš nežinau, seniūnė, gal jūs dabar irgi ateikit kartu, Onuškių seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė, Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Bucevičienė. Mielos moterys, ateikit čia ir ko gero taip, kad atskirai nekviesti, draugiškai ir pabendrausit su susirinkusiais onuškiečiais ir svečiais. Žodis jums. Labas rytas, onuškiečiai, svečiai iš Trakų, Grendavės, puikus vyrų kolektyvas iš Vilniaus. Sveikinu visus su vasario 16-ąją, su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 106 metai. Daug ar mažai? Ir matyt, kiekvienas mes skaičiuojame kitaip, kiekvienam skirtingai dėliojasi metai, bet mūsų Lietuva per šį laiką iš tiesų išgyveno įvairių istorinių momentų. Ir tokių momentų, kurie yra skaudus, buvo ir okupacija, karas ir tremtis, ir žūtis už nepriklausomybę, bet šiandien, švęsdami Lietuvą, mes turime didžiuotis ją. Didžiuotis, kad gyvename šalyje, laisvoje, demokratiškoje, nepriklausomoje šalyje, kurios pasas yra tarp 10 stipriausių valstybės pasų. Ar didžiuojamės tuo? Aš taip. Ir žinot, šiandien matyti yra ta proga padėkoti kiekvienam iš jūsų, nes valstybė pirmiausia kūrė žmonės. Aš ir jūs ir visi mes kartu. Ir nuo mūsų visų priklauso, kokioje Lietuvoje gyvename. Neužmirškime laisvės kainos. Matome, kad priešas, okupantas būdi, stebi mus. Būkim laisvi, drąsūs ir kurkim mūsų brangę Lietuvą. Su švente, mielieji.
Ačiū gerbiamai Seimo nariai Editai Rudelienei ir tuo pačiu paprašysime jos dabar čia pat pakelti mūsų vėliavą. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemę, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Dėkojame. Tuo pačiu norėčiau pakviesti, matau, yra mūsų Onuškio pagrindinės mokyklos direktorė Rima Blikertienė ir jų vaikučių rankose, moksleivių rankose yra labai garbinga puokštė. Aš labai norėčiau, kad jūs atsistotumėt priešais vėliavą galbūt, nes gėlės tikrai čia labai tiks. O gerbiama Rimutė, prieikite čia ir, manau, irgi turėsite ką pasakyti susirinkusiems. Labai diena, mėly susirinkusieji. Metai bėga, sukasi ratas ir greitai nuo vienos vasario 16-osios sulaukėme kitos. Atrodo viskas taip pat, atrodo viskas tradiciškai, bet tai ir yra puiku, kad turime tokią gražią tradiciją. Kiekvienais metais susirinkti čia, Onuškio Kipro Petrausko aikštėje ir garbingai pakelti Lietuvos trispalvę. Nes turime iš tikrųjų kuo didžiuotis. Turime didingą istoriją, turime gražią kalbą, turime nuostabią gamtą ir turime drąsius, ryžtingus, darbščius žmonės. Taigi, noriu pasveikinti visus su šia nuostabia švente, su vasario 16-ąją, su valstybės atkūrimo diena ir palinkėti visiems, dažnai kasdienybėje mėgstame paburbėti, tas anaip, anas anaip, ne taip, kaip turėtų būti, o iš tikrųjų palinkėti visiems, kad kiekviename sprendime, kiekviename žmoguje, kiekviename darbe ieškotume pozityvo, kad matytume tai, kuo galime didžiuotis. Su švente jūs, mėlieji, didžiuokimės savimi ir savo valstybę. Mikrofonas jums, prašom. Jolanta Bucevičienė, Trakų vicemerė, Trakų rajono savivaldybės vicemerė. Labadiena, parapijiečiai, čia susirinkę svečiai. Kasmet vasario 16-ąjį priverčia stipriau suplakti mūsų širdis. Tam, kad mes sustotume, padėkotume, pasidžiaugtume už tai, kad turime laisvę, nepriklausomybę ir artimuosius. Net ir dabar 21 amžiuje mes matome, kaip sunkiai mes kovojame už laisvę. Tad kur mes bebūtumėm, aš linkiu, kad mūsų visų širdise jaustume dėkingumą už tai, kad mes turime kalbą, už tai, kad mes turime žemę, už tai, kad mes turime
begalę graži istorija. Su švente visus. Nuoširdus ačiū. Ir dabar, manau, Rimutė tikrai neatsisakys papasakoti, bent trumpai pristatyti šios nuostabios plokštės atsiradimą Onuškyje. Su švente visus pirmiausiai ir vakar mums buvo didelė garbė mokyklos bendruomenės atstovams dalyvauti prezidentūroje ir iš prezidento rankų paimti puokštę, kurią turime garbingai padėti ant mūsų signataro, mūsų mokyklos vardo turinčio signataro kapo Donato Malinausko. Ir aš tik noriu prie tų gražių sveikinimų prisidėdama pakartoti ir prezidento žodžius, kad vis tik tai mūsų ateitis yra jaunimo rankose. Aš tuo labai tikiu ir manau, kad auga gražus jaunimas. Gražus jaunimas, kuris savo rankose turi labai daug. Turi meilę tėvynei, turi meilę mokyklai, turi meilę artimam. Ir manau, kad jeigu jaunimas toks pozityvus, tai mes kitaip galvoti negalime. Tai visus su švente ir dėkokime Dievui, dėkokime visagaliui už laisvą dangų, už taikų dangų virš mūsų. Su švente, su vasario 16. Ačiū direktoriai, atsiprašau, balsas dar vis prikimęs. Dar norėčiau ir tiesiog negalėčiau nepaminėti šitų tokių iniciatyvių kaimynų, kurie šiandieną atidardėjo, atėjo, atžygiavo iš Grendavės link mūsų, į mūsų šventę. Tai, gerbiamas Sauliau, jūs turbūt irgi pasidžiaugsite kartu su mumis ir yra proga tarti žodį onuškiečiams. Grendavės seniūnijos seniūnas, jeigu mūsų svečiai nežino. Tai labą dieną visiems susirinkusiems, labą gerbiamą Seimo narę, gerbiami Trakų rajono savivaldybės vadovai. Iš tikrųjų, taip pat noriu pasidžiaugti, kad turim tokius nuostabius kaimynus kaip Onuškį ir norim pasveikinti jau įžengus į antrą pakopą mažosios kultūros sostinė tapus. Tai tikrai visiems linkiu gražios šventės ir klausysimės mūsų gerbiamų sakalų, neužilgo aš kiek suprantu, taip. Tai su švente, mylėjai! Tai dar kartelį ačiū visiems kalbėjusiems, giedojusiems giesmę ir kurie dar dainuos ir mišių metu giedos, o po mišių išklausysime dar jų atliekamų kūrinių. Ačiū jums, brangus žmonės mūsų, onuškiečiai, kad susirinkote ir dabar jau norėčiau jūs pakviesti visus, sakalam vedant, tiesiog eikime į sekantį etapą, į Onuškio mūsų bažnyčios šventorių, kur turime numatę sekančią mūsų šventinės programos dalį. Mes, Lietuvos piliečiai, švenčiame valstybės dieną 3 kartus metuose. Liepos 6, vasario 16 ir kovo 11. Mūsų valstybingumas prasidėjo 13 amžiuje. Ir mes tikrai galime didžiuotis, kad daugiau kaip 300 metų turėjome vieną stipriausių valstybių Rytų Europoje. Ne veltui mūsų himne ir yra žodžiai: iš praeitės tavo sūnus te stiprybę seka. O vasario 16 tai išskirtinė valstybinė šventė. Tikrai pasaulyje turbūt buvo mažai ir žmonių, ir politikų, kurie dar tikėjo, kad pasaulio žemėlapyje atsiras Lietuvos valstybė. Po 120 metų carinės Rusijos priespaudos, engimo, žudymo, trėmimo, atrodo, kad Lietuva ištrinta iš pasaulio. Bet susiklosčius politinėms aplinkybėms
1918 m. vasario 16 d. 20 valstybės vyrų Lietuvos taryba paskelbė atkurianti Lietuvos valstybę. Kaip tik mes šiandien ir stovime iš Lietuvos tarybos vieno iš 20 signataro Donato Malinausko kapo. Tai žmogus, kuris irgi paaukojo savo gyvenimą lietuvybei, valstybės kūrimui, kuris ne tik tai paaukojo savo jėgas, bet ir materialiai prisidėjo prie valstybės stiprinimo. Kaip tik šiais metais, kovo 7 dieną, minėsime Donato Malinausko 155-asias gimimo metinės. Vasario 16 išskirtinė šventė. Mes praradome valstybingumą, praradome jį 20 amžiuje net 4 kartus. Bet vasario 16 visą laiką turėjo tęstinumą. Tai buvo pavyzdys Lietuvos partizanams, kovoje su okupantams. Taip tyliai švenčiama šventė sovietinės okupacijos metu. Tai vienoje, tai kitoje gyvenvietėje vasario 16 buvo iškelta Lietuvos valstybinė vėliava. Jinai būdavo keliama ir giedamas Lietuvos himnas tiek Amerikoje, tiek Australijoje, tiek kitose pasaulio valstybėse, visur, kur buvo iš Lietuvos išvykę prievarta žmonės. Valstybę aš galbūt palyginčiau su vaiko gimimu šeimoje. Tai ir džiaugsmas, ir laimė, ir pasididžiavimas. Bet iš kitos pusės tai ir pareiga, tai ir papildoma atsakomybė. Valstybė kaip ir šeima tau suteikia pasitikėjimo. Tu žinai, kad yra saugomas, jeigu išvyksti į kitą šalį. Tu žinai, kad esi laukiamas sugrįžtam. Valstybė suteikia laisvę, laimę. Tačiau ta laimė įpareigoja saugoti ją. Ir būtent valstybė tai mes. Kokie mes, tokie ir valstybė. Linkiu savo darbais, savo rūpesčių prisidėti prie mūsų Lietuvos valstybės stiprinimo, garsinimo visame pasaulyje. O prisidėti mes tikrai galime, rūpindamiesi jos ateitimi, ypač šiais metais, kartais jau minėjo savo kalbose, kad paburnojame prieš savo valstybę nesusimastydami, kad tai mūsų pačių valstybė. O būtent 24 metais mes tikrai kaip piliečiai turėsime kur pasireikšti. Gegužės mėnesį prezidento rinkimai, birželį į Europos parlamentą, spalį į Seimą. Taigi, nebūtų taip, kad sekmadienį įvyko rinkimai, o pirmadienį jau skundžiamės, kad bloga valdžia. Taip nors sudalyvaukime juose ir tada jau galėsime apie tai kalbėti. Su šventėmis, su vasario 16. Kalbėjo Onuškio Donato Malinausko gimnazijos istorijos mokytojas Kęstutis Andrulionis. Dabar prašome padėti gėles ir uždegti žvakutes ant signataro Donato Malinausko ir jo artimųjų kapų. Man atrodo, kad
parado.